Utopinės laimingo gyvenimo idėjos iš Michael Roach ir Karimo Narbekovo knygos 20 klaidų, kurios sugadina tavo gyvenimą ir kaip jų išvengti. Neįmanoma visiškai atskleisti vidinės galios be žinių, be kūrybos, be nuoširdžios meilės. Tai yra pagrindinis gyvenimo kelio, sielos realizacijos dėsnis. Trūkumas sudaro tai, kas mumise pačiuose per mažai pasireiškia. Grubumas tai švelnumo trūkumas, godumas tai dosnumo, pavydas nepasitikėjimo. Atidėlioti laimingą gyvenimą rytojui, matyti laimę ne vaikuose, ne tėvuose, ne mylimajame, o kažkokiuose materialiniuose dalykuose, jachtose, sportbačiuose, dangoraižiuose reiškia gyventi pragare. Mokyti savo vaikus gimdymo meno ir stiprinti šeimą yra šventa jūsų pareiga. Kai mūsų šeimoje gimsta vaikas, kažkur viršuje, dangiškame banke atidaroma sąskaita, iš kurios mums reguliariai siunčiamos palūkanos. Nuo pat kūdikio gimimo jo tėvai įgauna papildomų jėgų ir pradeda realizuotis paslėptas galimybės. Turime suteikti kitiems žmonėms galimybę kalbėti būtent todėl, kad svarbiausios žinios, kurias visata nori mums atsiųsti, turi būti perduotos per kitus žmonės. Jei nesitreniruosite, negalėsite gerai atlikti savo projektų, negalėsite surengti susitikimus su žmonėmis, kuriuos suplanavote vietoj treniruočių. Klausykite savo širdies balso, tik jos. Čia yra visi jūsų sprendimai, visos rekomendacijos, biblioteka pripildyta išminties jums asmeniškai. Įvaldykite intuiciją, tokiu būdu su jumis bendrauja jūsų siela. Norėdami greitai padidinti savo gerovę, apsvarstykite galimybę kas mėnesį skirti šiek tiek pinigų savo tėvams. Nedaug, 5 ar 10%.